Fiktyvus idealus klientas. Taigi, jūs atlikote tyrimą, surinkote pirmųjų vartotojų atsiliepimus ir galbūt net išbandėte MGP. Dabar atėjo laikas visai tai įkvėpti gyvybę, sukuriant personą, fiktyvų personažą, kuris simbolizuoja jūsų idealų klientą. Fiktyvus idealus klientas, persona, padeda atsakyti į klausimą, kam mes sprendžiame šią problemą. Norėdami sukurti savo personą, pagalvokite apie demografinius duomenis, pavyzdžiui, amžių, lytį, šeiminę padėtį ir gyvenimo sąlygas. Tada įvertinkite elgesį, kokius prekės ženklus jie mėgsta, kas juos skatina pirkti. Nepamirškite ir psichografinių duomenų, pavyzdžiui, interesų, pomėgių ir vertybių, kurios formuoja jų pasaulėžiūrą. Sukurkite kuo realesnę personą, netgi suteikite jai vardą. Įsivaizduokite, kaip jį keliauja, ką žiūri per televiziją, kaip leidžia savaitgalius. Kuo daugiau detalių, tuo geriau. Kodėl reikėtų vargintis? Paprasta. Kai tiksliai žinote, kas yra jūsų klientas, galite pritaikyti marketingą, produkto dizainą ir pranešimus specialiai jam. Tai padidina tikimybę, kad jūsų sprendimas tikrai patiks žmonėms, kuriems norite teikti paslaugas. Pateiksime anekdotą. Ferrero, šokolado imperijos Ferrero Rocher įkūrėjas, visada prašydavo Paulos patarimo. Bet kas buvo Paula? Ne jo žmona ar kolegė, o persona. Fiktyvus personažas, simbolizuojantis jo idealų klientą. Tai padėdavo jam priimti sprendimus, kai jis susidurdavo su sunkumais. Tai yra aiškiai apibrėžtos personos galia. Ji padeda jums sutelkti dėmesį į tai, kam jūs tarnaujate ir kodėl tai darote. O jūsų įmoniai augant, galite patobulinti šį personažą, kad pasiektumėte dar geresnių rezultatų. Galiausiai, žinojimas, kas yra jūsų klientas, yra raktas į tai, kaip sukurti tai, ką jie tikrai pamils.